pirma buvo svajonė tapti krepšininku ir atvažiavus iš Darbėnų, kur man tai nemeluoju, kur buvau vienas iš geriausių krepšininkų, geriausias tuo metu. Jo, tai į Kauną norėjau parodyti ten, kad esu irgi kažkoks geras krepšininkas, bet tuoj buvau nuleistas ant žemės. Na, dabar pasikeitęs yra Neptūno statusas. Tada buvo Neptūnas tokia komanda, kuri niekada dar nebuvo laimėjusi naujame LKL medalių ir visi link to ėjo ir tą tikslą pasiekėm. Dabar jau yra šiek tiek kitaip. Neptūnas yra vienas iš favoritų ir yra labai didelė nesėkmė, jeigu to medalio neiškovoji. Taip kad... Reikia turėti visokią komandą. Visų pirma, tokią liaudiškai tariant, su kuria galėtume eiti žvalgybą. Ir neturi būti vien tik tai žvalgybiniai treneriai, turi turėti žinių kažkokių. Nes jeigu tu surinksi savo štabą tik tai savo draugus ar savo štabo narius, kurie tau nepasakys ir priešingos nuomonės ar nepasiginčys su tavimi, tai irgi nebus gerai. Turim tokią irgi taktiką, kad rodyt motyvacinius filmus, bet dažniausiai geriausias motivatorius būna rusiški keiksmažodžiai. Ar dažnai tenka juos, kaip sakant, naudoti? Na, dirbam vyriškam kolektyve ir kažkaip tokie švelnus lietuviški, jie labai neskamba, taip kad mes ypatingai kartais dėja ir prie kamerų, bet taip nederėtų elgtis, bet dažniausiai rūbiniai dar riebiau.